Žiūriu, kiek laikų uždėjo, žiūriu, kiek komentarų parašė. Tai imkit šitą ir padarykit. Čia naujas videkas iš Grenlandijos. Dabar žiūriu į plikas buobas. Labas rytas, kol kas vaizdas nesikeičia, mes niekur nesikraustam. Šiaurės pašvaistės vakar irgi nematėm, tai šiandien reikia galvoti dieną, bandžiau ieškoti, ar veikia koks nors turgus, gal žuvies šviežios nusipirkti, bet jie sumaniai savaitgalis nedirba, taip ir teisingai daro, tai ieškosim žuvies pirmadienį. Nu gerai, Sigutė. Išleidžia mamelė sūnelį į žygį. Taip, einu į žygį dabar. Žodžiu, kadangi ten biškiai akmenų bus, tai tada kojos nevarginam. Lieka namuose. Pavarginam nugarą. Va, gerai, einu. Tada. Ja, einame pažiūrėti, kas čia. Saulės vėl nėra. Ne kažką. Iki. Net žemėlapis kaip sodų bendrijos. Šiaip tai įspūdinga, prie -14 džiovint rūbus. Jutiminė yra -23. Išėjau į žygį tokį kaip sunkesnį. Ten sakė susilaužyta koja, gal jau geriau neit. Ant nugaros susidėjau diržą, kad jeigu ką. Bet aš nežinau, jau antrą dieną šunys taip garsiai skalyja. Panašu, kad... Va, jie ten... O, einu pažiūrėt, ko jie ten nervinasi. Labas, mažas ciuci. Uitu. Aha. Iš televizijos ekrano. Pasitikite. Šunys. Tai va, tai pažiūrėjau šunelius, tarp kitko visai netoli namų. Nemažą teritoriją užima čia šunų kinkiniai turbūt. Bet galite vadinti šunų kinkiniais. Bet šiaip jau, tai tikrai didelį triukšmą čia visi užloja. Tada dar tas marvė tokia įspūdinga. O dabar reikia eiti pasižiūrėti ledynų iš kitos pusės, pabandyti apeiti šitą visą, nežinau kaip čia, įlanką, pusiasalis, arba kaip be pavadint. Šitas vadinamasis žygis, man atrodo, irgi kainuotų 40 eurų žmogui. Bet turbūt nėra labai didelio reikalo su kažko čia vaikščiot. Jau nebepažada čia tokio medinio tako, kur savo patogiai nueini iki ten, kur reikia, bet kažkiek turbūt gal vis tiek bus. Šitas lėktuvas, arba kažkoks panašus žodžio kukurūznikas, kaip mes sakom, per 2 valandas nuskraidins į Nuką, jau kai skrisim namo. Kažkaip 2 valandas atrodo ilgai, bet aišku, čia toks lėktuviukas, jisai ir skrenda lėčiau, ir švis ačiū Dievui, kad skrenda. Nes čia nėra kaip išvažiuoti. Ir sena klasika, nieko nebestebinanti, kai žmonės jau baigia žygius, aš tik juos pradedu. Taip, tai planas yra toks. Čia, perėti čia. Dar toks yra, o ne, tai šitą tikrai ne. Šitas čia tilčiukas buvo vakar. 2,5 kilometro. 1,5–2 valandas. Difficulty 3. Ne. 3 iš 4. Antras pagal sunkumą žygį. Čia pirmas tas sunkiausias. Antras pagal sunkumą yra čia. Ateini čia. Vakar buvo lengviausias. Čia biškis sunkesnis. Čia jau sudėtingiausias. Beveik sudėtingiausias. Čia sudėtingiausias. Gerai, ateini čia. Viskas. Nu ką, pradedu žygį. Eime. Rankose 5 sekundės laiko telefone ir praktiškai toj man jos nukris. Nulūš ir nukris. Einu žygį, turėtų trukti 2 valandas. O šiame video aplankysime nuostabiąją Grenlandiją. Susipažinsime su vietiniais žmonėmis, paragausime unikalaus maisto, lysime į visokias šiknas ir pavojingas vietas. Taigi, įsitaisykite patogiai, užsikaiskite kavos, užkaiskite puodą, užsidėkite cigaretę lovoje ir gero žiūrėjimo užmiegant pirmą šio video sekundę. Linkėjimai Algirdui Morkūnui, kuris čia tiesą sakant vaikščiojo taip pat, kasgi tik nebuvo. Vytai, įkvėp, kontroliuok save.
Grenlandijoje buvo prieš tave daug ir bus po tavęs. Kaip jums nešalta ten? Šiuo metu padariau didelį nusikaltimą, nebeseku geltonų taškiukų, kas man turbūt atsilieps negeruoju. Nors taškiukai yra apačioje, tai gal jais ir eisiu prieš tai čia nusiridenęs. Čia yra, sakė, kokie gali būti 10-20%. Tai, ką matot viršui ir visa kita apačioj. Tai apačioj yra taip pat sniegas, ledas ar kaip be pavadinsi. Na ką, o dabar eikime ties geltonų taškeliu, kuris kažkur aš kažką pamečiau. Čia tie patys, kur mes plaukiam su laiveliu, šiaip įspūdingai atrodantis ir karts nuo karto nulūžtantis, man atrodo. Kur plaukėt? Pisk nuo mūsų, atsipysk. Sorry! Nu ką, šiaip tai reiktų gerai būtų nepasiklysti, nes tos taškus tai dėkit kas metrą, nes aš jau nematau kito taško. No difficult? No, easy? Easy, not easy, but not difficult. Ok. Sakė, nei sunku, nei lengva. Jeigu tokį žygelį eitų mano bičiuliai Juozapas Žygas arba išprotėjęs Darius Macas, tai ką jie pirmiausia darytų? Tai nesektų šitais geltonais taškais, jie tiesiog pašautų kažkur čia. Kai jiem yra nuoroda, jiem tada įvyksta smegenų eroras ir jie ta prasme tikrai, ką mažiausiai darys, tai vadovausis visokiais tais geltonais taškais. Tai linkėjimai iškiliems Lietuvos keliautojams. Ir Macai, aš tau jokių monetų iš niekur nevešiu. Niekada. Ei! Juozapai, tau irgi galioja tas pats. Prie to pačio, tiesą sakant, nesu buvęs niekada Akmeniai, nei naujoji, nei senoji. Tai tikiuosi, kad Akmeniai vaizdelis yra maždaug toks. Nu, neskaitant šito, nes jūs nesat prie vandens, taip. Parašykit, kaipgi toje Akmeniai iš tiesų? Ar tokia žopa, kaip rodo per žinias, ar visgi yra gerai Akmeniai? Myliu Akmenę, nors nebuvau, bet jaučiu meilę per atstumą. Turim problemą, per tos visus reikimus pamečiau geltoną tašką, dabar net nežinau kur eit. Nu, logiškai čia turbūt, jeigu kojas yra baltųjų meškų. Ką? Ne, čia nėra baltų meškų, pasakoju, tik tai kažkada nuo Lietkalnio kažkokia atplaukė balta meška nuo Kanados, bet šiaip tai čia jų nėra. Dabar, kai pagalvoju, gal ir gerai, kad čia sniego nėra. Čia įdomu, kaip aš kitaip nusileisčiau ant žemės, nes esu pasikėlęs. Tai va, kaip čia ar mane nuleistų šitie kalnai. O komentaruose parašykite, kokia ir jums gražiausia Lietuvos moteris. Taigi, gražiausios moters rinkimai čia ir dabar. Šiaip nekenčiu laipiojimo. Tik tai kas mane veda į priekį, kad aš ant tiek jo nekenčiu, kad noriu kuo greičiau jį įveikti ir kad jis prie manęs nelystų. Nu, man norisi visokius kalnus kuo greičiau užlipti įveikti ir sakyti, ačiū Dievui, tu nuo manęs atstojai, atsiknisk. Turim. Iš 4 tų pėdučių pagal sudėtingumą 3 pėdutės. Nėra taip labai jau sudėtinga iš tikrųjų, bet ką žinau, tikrai įveikiama. Čia kaip man tokiam su visom nugarom, aišku, aš susiveržęs diržu, bet čia užlipimas į patį viršų viskas ok. Dabar jau matau tą mūsų centriuką, kuris vakar dirbo iki 3, tai mes nuo ten ir pradėjom, sakykime, jeigu jau taip eit. Dabar galvoju, ar tik neėjom va šituo keliuku čia, jo, ir sukom į kairę ir po to ten negalėjom nueit. Tai galvoju, dar yra laiko, galima nuvaryti būtų ten pasižiūrėti, jo, mes vakar čia ir buvom. Jeigu nusileidžiu tokiuku, tada apeinu tą. Manau, dar kokią ekstra valandą būtų ir tada jau tuos visus takus, kurie čia yra, išskyrus tą didelį, tą ilgą, nu tai tą gal jau ir neisiu, bet bus čia padaryta. Atėjau nuo to kalno. Kas už kalną tų? Atėjau nuo to kalno. Ir dabar jau kita trasa, tai yra mėlyna. Mėlyna lengvesnė negu geltona. Bet ir nepagavau, nukrito sniego kalnas didžiulis. Kaip aš taip pražiopsau, žiūriu garsas, galvoju, kas čia skrenda. Nukrito sniegas, gal dar nukris vienas, please. Štai taip. Blemba, taip laukiau šitą momentą ir sakau, girdžiu toks garsas. Kas čia atskrenda, kaip lėktuvas arba laivas, galvoju.
Ir žiūriu, krenta tas sniegas jau į patį galą. Nu ir dabar jau sklaidosi visur. Ai, tokia proga pamatyti. 3 kartus bandžiau čia nusifotkinti prie šito soliuko gražiai. Aišku, reikėjo pasistatyti stovelį taip nelygiai ten viską. Ir per 10 sekundžių pagal savo galimybės nubėgti iki soliuko. Na tai va tokios fotkės ir gavosi. O, kaip paslydau čia ir kaliau čia kelį. Au, kaip skauda. Sučka, toks slidus gaidys. Tas kelias į akmenį, toks garsas buvo. Ir girdžiu, slysta ko ir kelias į akmenį. Dūn. Jėzu, taip viskas gerai ėjosi. Kad su koja ar su ranka ar su kažkuo akmens nepramušiu, tai faktas. Ok. Damn. Tai vyras. Niekad nedėkit ant sniego kažkur, žiūrėkit, kur sausa vieta arba ten matom. Gerai, atėjau iki mėlyno taškiuko dabar. Dar biškį paėjus jau suksis atgal į link miesto, o jau tas ilgas kelias jau kažkur eina ten dar toliau. Šiai dienai, man atrodo, užteks, tai reikia čia dar 500 metrų nueiti ir tada jau suksis kelias į tą raudoną lengvesnį taką. Visgi apsirikau, man atrodo, mėlyna trasa yra 4 pėdutės, o raudona yra 2. Tai aš dabar einu mėlyną ir po to įeisiu į raudoną. Tai mėlynas ten tęsiasi toliau, bet čia dar ekstra turbūt kas 2 valandos, jeigu nedaugiau. O raudonas, čia turbūt rašė per gerą pusvalandį galima pareiti. Žodžiu, ten lik miestelio, tai dabar jau einu raudonu. Bet čia irgi žinokit sunku. Gerai, jau matosi mūsų šitas centras. Panašu, kad pareiti nebus labai sudėtinga. Kaip jam gerklių neskauda, tiek loti. Dieve, gerai, kur toliau? Gerai, artėjame prie chatos, šiaip įdomu katas. Jeigu čia žvėjos, aš irgi noriu. Ateinu. Ice Festival. We are cutting some ice to make the instrument. This was last year. Oh, come on. This is you? Yeah. So this is a very big horn. Mm-hmm. It makes a sound? Yeah, you can do. hear. So that was the horn. All right. So the sound goes very far, huh? Oh yeah. And now we're going to have some clarinet, guitar, and some a lot of things. Like lots of music instruments, yeah? Yeah. I'm going to cut like that. Mm-hmm. Yeah. So it's just the beginning, yeah? Yeah, just the beginning. All right. Very hard. Yeah, I believe. Very Okay. Run. Tuoj koja nuspjaus. Okay. So now you have to take under somehow, yeah? Yeah, but I have to take more. More from here. Yeah, Oh. because I broke my hammer. Really?
Žodžiu, atėjo vyrukai papasakos tą patį, parodė kaip jausto ledą ir jie turės muzikos festivalį čia už 10 dienų gal. Helikopter. Jis sakė, viršininkas yra šito muziejaus, tai kvietė rytoj ateit, o tai bus muzikos, žodžiu, bus muzikos festivalis ir jie padarys iš ledo padarys muzikos instrumentus ir su jais gros. Sakė, atvažiuos iš Norvegijos, iš čia Grenlandijos bus ir iš Kamerūno. Iš Kamerūno, sakė, gros su būgnais, tai įdomu, kaip būgnus padarys iš ledo. Žodžiu, įdomiai, fainas vyrutis, Karlas. Parodė, kaip reikia pjaustyti. Galvau, neusikurs, tai šiaip jokingai ten tampė tą visą. Kodėl aš galvoju, kad ten mama? Kur lasda? Be lasdos. Čia dabar. Šiaip neblogas taimingas, sakyčiau. Jinai sako, ateinu tavęs pasitikti, žiūrėjau, jinai šutinį parduotuvę. Hei! Sveiki, gyvi. A kur tavo lasda? Tai nėra gerai. Tai nėra gerai. Sveiki. Labas, gyvas. Gyvas. Tai aš nuėjau tą, kur vakar nenuėjom. Dar tą apėjau. Jo, Nu, gerai. Apėjau tą ir aną. Ačiū. Šurmoj. Ačiū labai. Šalta labai. Ai, dar viena iš pramogų yra baidarės, kurios šiuo metu atostogauja. Dirt. Einam pasimelst. Užeikite. Gal biški su nuodėme, kad neįleidžia? Gal ir prisičiūdinės, taip. Tada pakaupsiu dar nuodėmių. Tarp kitko, čia į viršų eidami namo nueitume, man atrodo. Nu. Dar neįsisavinom, tiesą sakant, iki pat galo šito miestelio, kad suprastume, kaip čia, pro kur čia praeit, pralyst, kad greičiau viską, kad sutaupyt parduotuvį. Dar šito neįsiaiškinom. Gal vienam kaimukui savaitė yra per daug, ne, biški? Biški gal yra per daug, tiksliai. Einam ieškot, jeigu nenuotikiu, tai problemų. Eime. Šiaip jie autobusų stoteliam pačių stotelių nestato, pastato tik suolą ir viskas. Viskas uždaryta, net ir šopšiku. Einam toliau. Suženijus už Super Mario. Ai ne, čia Luigi. Nu ir kaip gyvenimas su Luigi? Luigio nėra. Tokie autobusai, man atrodo, Lietuvoje matyti kažkaip tais. Nes kažkur matytas dizainas. Manau, kad kažkada danai tiesiog lietuviams siuntė geresnius autobusus, kad tik nevažinėtų su visokiais karusais. Tai lyg tokie ir būdavo. Lyg Kėdainėse gal tokius, gal ir dabar Kėdainių autobusų parkas toks. Gal ir kitoks. Na, bet jau į kokius sodus Daumantų, tai tikrai toks važiuoja. Šiaip mačiau vietinį šitą Faxe Kondi. Labai mėgėjai pirkti limonkę. Turi tokių danelių, lietuviškų danelių nematyt. Bet mes einam prie guminuk. Jo, sekmadienį nepardavinėja alkoholio, aš kaip suprantu. Ir tai nusprendžia šitą užremtą lentą. Bet jeigu tu ją tiesiog biškį atkeltum, aš tada galėčiau paimti. Ir dar ir užklotas, taip paprastai, taip. Mes turim problemų dėl šitų guminukų. Guminuko beveik 4 eurai kainuoja, ką tai? Čia labai skanus akiki parduotuvė su pingvinom. Viengumi hits. Šutinam laukan. Gali išspirti duris arba pastumti. Rūko. Šiaip daug rūko žmonių. Šiaip skaičiau komentaruose, kad jie paslaugų sferoje nelabai paslaugus. Bet taip šiaip ir įstikina, mane tokie nėra, kad ateitų, prieitų, klaustų. Nu, tokie, kur tipo ateini, nu, kalbam, kažką šnekam, darom. Tai va, tai šitas Bordo namelis yra žuvies turgelis, tipo. Tas čia po dešinę. Jo.
Tai čia rytoj nuo 10 iki 2, man atrodo, turėtų dirbti žuvies pardavėjai. Gal kažką nusipirksim įdomus. Darbo laikas, iki 8, viskas užteks. Šitie gaidosai vietoj informacijos suteikimo davė lankstinuką tik tai. Ir parašiau laišką, emailą, dėl helikopterio nieko neatrašė. Kalali miner ne frik. Ai va, čia skaičiau komentarą, kad neleidžia fotkinti. Ir parašyta, kad negalima. Va, žiūrėk dar. Jiečiui susinervina jie. Panervinam rytoj jas po. Gal pasenusią žuvį pardavinėti. Va. Ruonė nusitempė. Ta prasme. Nu, nusitempė ką tik ruonė ant mašinos. Tai čia ruoniuko nuotraukėlė. Šitam namelį 5-6 buvo vakarėlis ir tūsas, bet mes pramiegojom ir į tą vakarėlį nepatekom, o dabar sekmadienį nebedirba. Tai kaip švenčia vietiniai savaitgalius, turbūt taip ir nesužinosim bent šį kartą. Ir tai yra apmauda. Parduotuvėje nusipirkom, kadangi laukia -15 ar kiek, tai nusipirkom ledų pavalgyti. Ir ką dar turim? Tarku. Dar kažkodėl nusprendėm, kad reikia nusipirkti tarku. Pavyzdžiui, nenorėtume tokios tarkytės. Vat galit česnakėlį, galit net kietą sūrį. Aš tai galvoju, gal galima ant eglutės dėti papuošimą per kalėdas. Jo. Kaip parduotuvės reklamai, tai šiaip juokinga nuotrauka. Priminsiu, šitas panašus į Vladimir Putin. Nu ir viskas logiškai. Tu kvieti ne taksi, kvieti. Nu, tugi kvieti takso. Kaip tokiam kaimeliui, tokios 2 gigantiškos parduotuvės, man atrodo, visai yra nemažai. Ir dar yra bent porą parduotuvių. Mums žinom, primesk kiek taksi dar pas jos. Čia taksi, ten taksi. Šiaip gerų vietinių handžiukų yra. Einam į sporto salę pažiūrėti. O kur įėjimas? Ką sporto centras. Žaisti tinklinuką, viską. Krepšių nėra, tai kažkas neegzistuoja šitam sporto centre. Stalo tenis. Ir jie turi seną, gerą ožį. Jokių nekenčia visi. Ožys. Yeah. Kaip vat atrodo vietiniai Grenlandai. Jau tas lėkštas reiktų atrinkti, kurios tikrai jau vertos, kurios tiek to. Šita tai gera. Laimėjo čierką. Šiaip biškį primena šitą, kur London Alliance laimėjo taurę. Šiek tiek panaši. Parodau, kaip atrodo. Ne, Alliance tokį laimėjo. They've all got to go sway at the right time. Here it is, your 2026 Super League. Taip keltam taurės komandą. Nu ir kvapas, vaikai, prasivedinkit. No basketball? No. Maybe Filipinos play basketball. Yeah, correct. You have a lot of Filipinos over Yeah. there. 56,000 in Greenland, maybe Filipinos about almost 2.5%. Wow, that's a lot. O čia sportininkai plėšia dūmą tik išėję. Visiškai traukė. Nu ką, reikia vyram. Slepiai ar ne? Kaip? Slepiasi ar ne? Ar toliau rūka? Čia tau du už nugaros, toliau rūko jemcin. Nu ką, už nugaros vaikinukai kokių 14 gal metų traukė cizą, kaip matot. O šiaip pat vietinis čia papasako, kad labai daug filipiniečių čia privažiavęs. O kas dėl sporto, tai žaidžia salės futbolą, sakė mėgiai, tinklinį, ką ten dar? Rankinį. Apie kašį čia net nėra krepšių. Sako, kašį gal kitur žaidžia, tai filipiniečiai. Jo, Filipinuose tai tikrai labai populiarus krepšinis. Numeris 1 sportas, tai sakė, filipiniečiai žaidžia kašį. Vietiniai krepšinio nežaidžia. Varom į pizzeriją Tom & Jerry. Sakė, nauja, gera, linksma, skanu. Nu, žiūrim. Vakar buvo pilna žmonių, šiandien turbūt irgi pilna. Ai, turim belaukiančių, čia visi laukia.
O mes valgysim čia, taip? Tom and Jerry pizza. Gerai, imsim pepperoni. Okay, thank you. Sigutė pizza. 26 eurai, prašau. Oi, pasakstavo. Nu ką, dabar valgom pizzą, o po to pažiūrėsiu, kas kojai nutiko, nes, tikrai skauda. Jau čia turbūt vėliau paaiškės. Parodau. Nu, va, toksai nameliukas. Va čia ir Tomas, ir Čeris, ir direktorius. Kaip 5000 gyventojų gyvenvietėje, tai gerai. O pepperoni pakankamai? Nemažai. Gerai, reikia dabar pašaldyti koją ir žiūrėti, kokia situacija jos. Nes tikrai jaučiasi. Dieve, kodėl reikia prisidaryti vis bėdų kažkokių naujų, neišsprendus senų. Keliausiu senatvėj, sako žmonės. Pensijų. Išeisi į pensiją keliauti. Nu, nereik nei pensijos. Ligonių karočią susirinkimas. Viens koja šalta, kitas. Kiekvieną vakarą prieš miegą yra einama pasižiūrėti, ar nėra šiaurės pašvaistės. Kai atskridom, tai pirmą naktį buvo bele kokia, visi čia gyrėsi, kad matė, buvo nuostabu ir iki tol mes nematėm jokios. O, biškima, nelempa, ten biški matus. Valgom ledus nuo ryto. Čia dėl to, kad šventę reikia švęsti. Vasario 16 šiandien. Šiuo metu susidurime su kančių kančia. Tai prasme, kaip įdėti videką su tokiu greičiu. Nesunkiai. Šunėlė. Nu ką, saulėta, tai kur kas gražesnis vaizdas, bet ir šalčiau iš karto. Kokius pratimus darote, kad būtų šilčiau? Nagi bus. Toks pėgas, toksai. Toks. Dabar einam į tą žuvies kioską, jeigu jisai dirba. Kadangi viduj neleidžia filmuoti, tai išėję papasakosim, tai kas ten tokio buvo, jeigu veikia iš vis. Bandom mes nusipirkti. Čia vienas yra ruonis, o kitas yra narvalas. Na ką, pirkimas vyksta, išrinko mums gabaliuką, tokį mažą, tai bus ruonis. Dar imsim ir to narval, nors nelabai žinom, ką tai reiškia, bet įsiaiškinsim. Gavom dovanų, įsivaizduojat, dovanų. O, ačiū. Nu ką, vyriukai šypsojasi, davė dovanų. Dar labai norėjom to banginio kažkokio. Ten ne bangins, ten kaip savadinasi, ar kažkoks... Jo, kažkoks ten... Jo. Bet galvoju, jeigu mes paprašysim ir to žuvies, tai po to dviejų neduos turbūt, tai tada už vieną nemokėjom, už kitą mokėsim. Tai tada kažkaip... Bet viduj nufilmavom, nepyko, nusifotkinom, žodžiu, visi linksmi. Super. Einame į agentūrą, kad kažką pasiūlytų, kažką duokit jūs mums, maldauju. Only I stream. That one on the screen, yes? Yes. Yeah, it was beautiful, but it Tik šitas belikęs, o po to today is sunny. šitą buvom, šitą pasiveikščiam 100 kartų, šitą irgi buvom nuėję. Be happy to be going for. Nu ką, Sigutė, dar vienas nesėkmingas turas. Mes
Mes iš vis ateinam į kokią nors agentūrą, sakom, duokit mums kažką, prašom, maldaujam, ką nors duokit. Yra taip, žiemos laikas, tai daug dalykų nėra. Kitas dalykas, sniego pakankamai nėra, tai dar atkrenta pusė tiek. Vos nenusipirkom šito valgyt, bet nusipirkom šito valgyt. Žiauru, nemalonu, negražu. Žodžiu, Arkties gyvūnai. Šitas juokingas. Šitas dar juokingesnis. Čia kaip olimpiados talismanas, ne? Spalvos irgi atitinkamai pagal gamtą. O banginiai vasarą žiūrėt, sakė, dabar Karibuose ar kažkur jie maudosi. Sako, bent jie protingesni už mus banginiai. Nu tai nykus tą ruonių skirelį, pavyzdžiui, tašiukas toks 250 eurų. Pavyzdžiui, varau tokia rankinė labai graži ir štai mane atmėto akmenim gamtos mylėtojai, nors kad jie čia ruonius velka šunim ėsti. Ja. Nu, Statkevičiaus tau reikia, tai jis viską pasakytų. O kaimas, o viespatė, kur čia šitie gariūnai atvaciavo? Man blogo, kad negera, čia grožio specialistas. Tai nori šitą pirkti? Gal šitą ant raktų, žiūrėk. Rankinio kamuolį. Prisipirkom suveniriukų, mama bumbuliuką nusipirko. Išsisiūsim atvirukus turim. Nešam į paštą. Čia vienintelis bariukas, kur veikia naktį. Ir akivaizdu, kad savaitgalis audringas buvo Valentinkio, mes nenuėjom, nes pramiegojom. Bet gal ir gerai nematėm, kad tiek daug prigėrusi. Dieve mano, kiek daug. Čia grinai biškai primena šitą Luizą Palangoj. Tu nebekrauktas Nisanas prasmirs kaip Vaičaičio šitas furgoniukas. Oh, big party, huh? Yeah. When was it? Saturday? Friday? Just for 2 weeks. Oh, 2 weeks. I thought it's only for 2 days. Aišku, būtinai tokie tojas spynas išlaužtos turi būti. Nu, kvapelis kaip Luizos, ar ne? Grinai, žiūrėk, vat, tūsintis. Mama eina į Luizą pažiūrėti, ar švęs savo gimtadienį. Ar kėsiu. Einam kitar? Nu, gal mandresnį kokį. Einam šastresnį. Bet kaip ir priklauso tam, kur dirba per visą naktį. Viskas išspirta, išlaužyta, išdaužyta. Iš naujo prisukta. Nežinau, ar tokiam šaltį reiktų statyti Žilvičio stovyklos ten, kur ten Palangoje ir Geruliuose pastatus. Įdomu kaip viduj. Šitą rubuilį mačiau užvakar prie kasos. Tas pats. Mes panašėjame į vietinius. Jau nueinam į vieną parduotuvę. Čia kainos geresnės, bet ten turi apelsinų. Ir bandelių turi atskirai. Tai einam į aną dabar. Tada eisim į paštą. Ir laiko klausimas, kada lieps mokesčius mokėti. Nu, o čia klausimas visiems gyvenantiems Danijoje. Tak. Ar parduotuvės jums čia tokios kaip Danijoje atrodo, ar ne? Kad šitą lemonkę iš Danijos, man atrodo, beveik 100%. Arba 0%. O dabar laikas nusipirkti bataną. Tas atrodo daug pirštų, daug nykščių matęs batonas, ne? Svarbu, kad nebeliko birkės. Žodžiu, tai... O kiek čia nykštukų? Kiek čia nykštukų buvo? Aš įtariu, kad jie prekių dažnai negauna šiaip jau, nes vien pagal tai, kad apelsinus jau einam 3 dieną pirkti, o jau jų nebėra, nebeliko. Čia irgi belė koks tūsas, bet čia tuo pat metu turėtų būti ir pašto dėžutė, kur galima išsiųsti atvirutės. Mes taip ir siuntinėjomės po visą pasaulį. Nu ką, bandom išsiųsti, bet panašu, kad čia tie senieji paštomatai, o čia jau naujieji paštomatai. Šiaip visai fainas toks namelis, kur paštomatas, kad name būtų, ne? Gerai, tai tūsas, jo, tūsas, čia tūsas ir būtų, ir kaip ir pavadinta, čia toks ir būtų. Aš manau, žinau, kad metam čia. Važiuojam? Aina!
14 valandą, rytoj 14 valandą. Turgus mus išvarė laiku, nes dabar mes grįžtam tada, kai anksčiau išeidavom. 4:31. Pasibūsim ir vėl eisim. Bet dienos ilgėja, sakau, šiaip apskritai, kad 7 valandos šviesos yra, tai yra čia daug, manau. Mes jau pro langą kaip vietiniai žiūrim, ką kaimynai veikia, kas su kuo būna. Čia kaip tik langas geras spoksojimui. Kas nuvažiavo žemyn, kas užvažiavo. Klausimas dar kilo tik vienas. Kodėl? Jo, kodėl jis išvažiavo? Kada grįžo? Ar matė pašvaistę? Kodėl nepranešė, jeigu matė? Žodžiu taip, iš kur gavai ryžius? Mes tikrai jų nepirkom. Šiaip tai nufirfinau. Tai parodom, kaip atrodo Tai va, ruoniukas. nusipirkom ruonį atipirkusiai, nes mes net šitą net gatvėje vaikščiant, jisai dar šalo turbūt. Jo, tai nežinau, kas čia bus. Tai čia yra ruonis. Toks gražus šunelis. Tai va, paragavimai. Šiaip dar norėjom nupirkti ten tą banginį, kuris neaišku. Tau kainų nuimsim, šuniukam gal atiduosim laukia. Dar įskipsim. Taip. Taip, tai pirmiausia norime pasidžiaugti itin lėtu Grenlandijos internetu. 10 valandų dedasi video jau. Nu labai puiku. Čia yra ruonis, o čia yra ruonio lašinys, kur Vytas tikrai nevalgys, aš nežinau, gal paragausiu. Portabela grybai ir vienas įsigelbėjimas yra ryžiai su daržovėm. Ne, viskas čia gerai. Ką žinau, nėra labai tragiškai, ne? Ne. Tiesiog atrodo, kaip kokia būtų rūkyta, ar ne? Vytinta, jo, tai va, tokia tamsi. Bet aš nepasakyčiau, kad jinai neskani. Aš jau gal nepažįstamos mėsos geriausia būtų neprisišveisti. Skrandžių gal čia yra. What? Jo, visai, ne? Nu. Suvalgėme ruonį, ar jums negėda, ar jums ne ajajai, kaip sakydavom. Mama iškepė duoną ir batoną. Duona kaip duona, o kiek batonui jau dienų ar metų? Žinau, ką primena tas batonas? Kur Kauno sporto halį pardavinėdavo. Per Žalgirio rungtynės tokie pagyvenę, kaip čia, garbaus amžiaus pardavėjai, būdavo kepta duona, kur duona būdavo žaidimas, kas tvirtesnis, duona ar dantis tavo. Ne, čia trupa kaip. Jo, bet čia trupa, bet batono skonis tai grinai, kur buvo dar klausimas, kas senesnis, ta duona ar Kauno sporto halė. Mes net sakėm, kad tą duoną nuneš į Žalgirio areną ir toliau pardavinės halės duoną. Siaubinga buvo duona. Čia jau patraukėt vaikus nuo ekrano. Čia jau. Kvieskit greitąją plus kunigą, mama ragaus ruonio lašinį. Žinok, bet čia dar yra. Dabar atrodo jisai biškai kaip šitas, kaip kalmaras, bet iš tikrųjų, na ką, budintis greitosios jau pasiruošė, jau sėda į automobilį. Nelabai dar keptas. Va, nu čia gerbėmiai ir prasidės didžiosios bėdos. Ne, skanus žašniukas. Mhm. Kitas kadras skrandžio plovimas. Ne, nieko lašniukas, viskas gerai. Visas skanus lašniukas, aš nebūtų tikėjusi beje. Aš tai siūlau taip Man dar labiau patiko negu mėsa. Jau matau, tau tas lašinys pradėjo veikti, tai pradėjo nusišnekinėti. Viso gero. Nu, pažiūrim, ar samoškinis buvo apsikuitis. A, jau sutvarkė. Čia po jo 2 mėnesius gyveno, žodžiu. Jie dviesi čia gyveno? Kaip jie gulėjo ant tokios lovos? Nu, gerokai susispaudė. Tinė kiaušinienė. Su svogūnėliais, su česnakėliais ir su daug sūrio. Labai gerai. Tai ką, kuitėmės, kol įsikuitėm. Uždarome duris, ką tik buvo palikta lazda viduj. Yes. Klausyk, vakar bandžiau šiaurės pašvaistę pamatyti, bet nelabai buvo, bet pamačiau kranklį retai. Nori paklausyti, kaip retasis kranklys? Krankė. Labai retas. Labai retas kranklys. Šiaip kranklys čia skraidė, gal jisai. Man atrodo, buvo į kambarį skridęs, paklausom.
Vakar, žodžiu, atsisakėm vienos pramogos, tai yra sauna. Kadangi futbolininkas šiuo metu negali eiti sauną, tai saunos atsisakėm, jinai kainavo apie 100, beveik 30 eurų. Tiesiog pasidėti saunutį ir pažiūrėti pro langelį, pro sauną ir pasivolioti sniegę. Tame, nu, tokia biškai gal net yra akmens. Va čia reiktų išsivolioti, va tai va. Atsisakėm šios paslaugos, nes vienas iš variantų, Norvegijoje esam buvę su Jonu Miklovu gerbiamu, šalia Kirkenės miestelio, buvo labai smagu. Žodžiu, pirtelė, ten pasikaitinį ir po to bėgi į pliažą, nes jie turėdavo tokį ir turi po šiai dienai, ir jie turi tokį pliažą, kur galima įbėgti vandenį, žodžiu, labai gražu. O čia jie pliažo neturi, tai reikia tik tai būti ant sniegelio. Neturi paplūdimių, tik tai olėtos tokios krantai olėti, kitas dalykas, į ten suteka visas. Kakas. Visas. Ir jie plauk nemoka. Ir dar jie plauk nemoka, nes kur tu čia maudysies tokiam šaltį, kai sakė, vandens +3, ne, geriausia atveju. Tai jie nemoka plaukti. Ir kitas dalykas, visi tie vamzdžiai, tikiuosi, kad beveik visi tiesiog eina į vandenį. 100%. Visos kako eina į vandenį. Kiti sakė, net ir vandens neturi, turi eiti su kažkokiais kanistrais vandens pasimti. Kažkaip primena Afriką, kur visi subėga ir vandens prisipila. Kažkas tokio. Reiškia, mes einam dabar į kelionių agentūrą. Visgi radom šiokį tokį turą šiandien 4 valandom nuo 12 iki 4. Toj pamatysit, kaip jisai atrodo. Ir tada mes persikraustysim į kitą viešbutį, kuris yra arčiau oro uosto truputėlį. Nu ir šiaip gal pakeist aplinką. Tiesiog mes čia užsisėdėjom, nes jie turėjo virtuvę, tai mama galėjo parodyti, ant kiek yra šefas. O turas kainuoja žmogui 2000 kronų. O, tada daugiau negu 200. Taip. Ai, negult. Bijau, kad gal apie 300 kainuoja eurų. Pavyzdžiui, ar ta šuo turi būdą? Iš vis, ar čia šuo? Ar čia kleckas koks tiks? O. Ai, čia dar vienas. Nu, žinokit, jums mama pakepė ruonio. Tie gal pririšti ir negali prieiti. Gali. Nu kaip nesusipykstam? Nu, nesusipykot? Skanaus. Atrodo, šitie automobiliai ir pajungia šlangas ir išsiurbia visą kaką iš namų. Ir po to nežinau, kur supila. Turbūt į tą patį vandenį. Bet jie, kiekvienas namas turi tokias... Dabar tik tai neparodysiu kur. Nu, tokias prijungimų žodžių. Ai va. O, čia aš jeigu būčiau vairuotojas, mano būtų mašina. Pilna visokių popierių, papiergalių užkišta viską. Čia būtų mano automobilis. Jo, tai nusipirkom kitoms kalėdoms po žaisliuką mešką. Meškutėlą. Šitas stiklinis žaisliukas 20 kainuoja, 200 eurų. Nu. Gerai bus. Pardavėjų paklausėm, ar pažįsta tą bičią, su kuria čia dabar važiuosim į tą turą. Parodėm, sakė, crazy guy. Be careful. Miestelio invazinė rūšis. Pasitikime. Wow. Nu gerai, man tinka. O gal man leisi priekį sėdėti, arba tau priekį, gal su koja. Žiūrėsim, kam blogiausia. Klausyk, čia po Mėnulį važinėt. Na žodžiu, čia kažkoks bišas sukūrė šitą automobilį. Gal, aš sakai, sukūrė, gal nusipirko? Nu, bala žino, gal sukonstravo. Tuoj viską sužinosim. Į mašiną, į tankas, kas tai? Taip! Hello everybody! Gyvenimas bėga pro šalį, žiūriu pro užmerktas akis. Kojinė? Kojinė? Gerai, good. Sakė, jeigu bus šalta, turėsim grįžti namo. Part of my job. Thank you. Tai prie durų šitas pastovėjo, tai visi užsimanė. Ok. Sakė, aš pats didžiausias sėdėjas čia. Mes varom su mūsų gidu. Gerai, pavarom. Tėvulį žino, kad... Sakau, kad į lėktuvą panašu. Nenoriu aš jūros priverkti, nenoriu širdies išdraskyti, aš noriu tave susirasti, tave
often you have to change this? No, it's brand new, so I don't know. Ah, okay, we will see. It's brand new. It's only 4 weeks old. O, ką važiuot? Labai. Šiaip nesikrato nieko, ne? Bet šis labai tolygiai važiuoja šitas Labai daiktas. tolygiai jo. Tau, nu ką, žiūri šitą vaizdą. Nu, Jo. Kol kas visi dabar žiūri į mašiną šitą. So who made this car? From where? Can-Am in Canada. Canada. Mm-hmm. Ski-Doo. Everybody is asking how much did you pay for this? Me? And which year? Which year is this? 400,000 Danish crowns. 400,000. In euro, maybe 50. 50,000. 50. Mhm. Pem štuka šitas daiktas. Pem tūkstančių. But I paid the half. Then the government owned company paid the half. Because I'm the first one. Perfect. Yeah, it's like you can. There's like a fund for tourism if you have like new business ideas. Šūnis. Mažiukas. Mažiuką tai būtinai paglostyti reikia, didesnių nelabai reikia. Taip. Nu, supratau vieną į galą atsisėdus, kad neskrisiu gyvenime nei į kosmosą, nei nersiu į vandenino dugną. Atrodo, net tokie mažai mašinytai, blema, tokia klaustrofobija prasidėjo, nes į tokie kėdutės taip susispaudė, dar taip tais diržais, dar ausinės, tai viskas spaudžia. Žiūriu, kad važiuoju, to išprotėsiu. Tai paprašiau, kad vėl į priekį leistų atsisėsti. O dabar atvažiam į UNESCO vietą, čia yra ledynas. O ten, čia yra ledynas, iš jo pasigamina, sakė, iceberg ir tada čia kažkur tai nuplaukia ar kažką tai daro. Žodžiu, o dabar atvarėm, kur žmonės žvejoja, gaudo žuvį, po to su šunim, žodžiu, nuvaro į kažkurios vietos, tada jau atvaro šitie sniego mobiliai pasiema žuvį. Va. Šunų čia yra tikrai, tai jie dabar panašu, kad ilsis, o po to jau lėks. Visą tą laiką šunis praloja. Tai šiuo metu biškai pamelavau su informacija, dabar šunis niekur neišvarė, jie čia gyvena, sakė, iki pavasario ir loja savo. Loja ir loja, loja ir loja. Va, o dabar čia gaminsimės kokią tai kavutę ar kažką tokio šitokiam nuostabiam vaizde. Rankom šalta ypatingai. Papasakoju tokį bairį. Jis turi, to net ir toj parodys, tą mygtuką, kur gali išsikviesti pagalbą, kur jau, jeigu ragų ragas, kur, man atrodo, šitas mockus išsikvietė, kaip plaukia per ramų į vandenyną. Tai čia irgi yra toks mygtukas. Can you show the InReach Garmin. Yes. All right. And then, which button is the button you shouldn't press now? This one, SOS. SOS. You open that and watch. Mm-hmm. It's not good to watch right now. Not good to put right now. Žodžiu, tai paspaudu šitą mygtuką ir jeigu tu nesi kažkokiam ekstremaliam pavojui, tai paskui istorija, kad žmogus buvo paspaudęs ir tai nebuvo ekstremalus pavojus, tai turėjo po to gavo sąskaitą virš 20 000 eurų. Tai va toks malonumas, tai spaus mygtuką reikia būti labai labai gerai apgalvojus, jeigu jau tau tikrai didelis pavojus. Tai aš nežinau, mockui turbūt nereikėjo mokėti ten, jisai tikrai buvo situacijų nekokioj. Is there any other options there? There's a navigation. It's navigation. You can also record your track on there. So, but if you press the button, they definitely will find where you are. Yeah. No matter where. Yeah, Yeah. no matter where. A little less than 100. What the big package you buy is with like 100 euros, something like that. Maybe a little bit less per month for. How cold is that? It's 17 degrees warm.
There's no minus. Plus 17. Men der har du et kontor alene dernede. I år er det skidt. Det sker hver 100 år. Pavaidinai ir užtenka. Pažiūrėk, kas iš pirštų pasidarė. Čia man primena biškį korvetę sudėti, toks, kur kiek pasižiūri, tokia plasmasė lygtis vis. Also have a view at the other side. Okay. Hey, you brought us. Oh my goodness. Čia bus gera fotkė, yeah. Taip. Pirštai nušals. So how many liters this car? How many horses? 38 liter. My goodness. Not the tank. Yeah. 38 liter. And it's 200 horsepower and 900 cubic in Rotax engine. It's like a small airplane engine, Rotax. So this is, which year is this? 25. Oh, so it's very new. Yeah, no, it just arrived to me last month. So it It's was... a brand new. It's brand new. Oh. Maverick Max RX Turbo Air with smart shocks. This That's one mine. is- That's okay. mine. Valgė ant Grenlandijos stogo pasaulio. Ant Grenlandijos pasaulio stogo, ant Lietuvos gaublio, ant Grenlandijos gaublio. Bet mylim Lietuvą. Yes. Nu ką, mes su šito automobiliuku toliau skrodžiam čia per visą Grenlandiją. Tai va, va, tai va. Tai va, va, tai va. Taip žiūr, galu kaip jisai užlipsiu. Nu, taip. Šiaip 25 km čia, sakykime, vadinamas žygis, už miesto gerokai pavažiavus. Ir ką, pasivažinėjai, Tikrai laipėja labai gražiai. nesijaučia nugaros nieko. Super, šitie vikstriukai daro savo darbą iš tikrųjų. Tiek daug ratukų tam, kad nesijaustų jokių nieko. Bet dabar parodyk šitą grožį. O dabar rodom šitą grožį. Mamai tą mašiną net neįdomu. Na. Gerą mašiną, sakė, iš Kanados. Tai gerą važiuoti su tais vikšriukais, čia super yra. Va, ir atvyko į patį dirbti. Nu ką, užkuria mašiną, pavažiuojo. Atsargiai, Sigutai. O kaip juda aparatas. Wow. Durelis buvo atsidarę, bet nebuvo. Mig og Freja skal også lave en dronevideo med den her. Jeg kører bag
Good job. I guess you are most popular guy in town. Yeah, I am. All women wants you. Yes. Well, I'm married to a great woman. Oh, that's nice. We've been together the last 20 years. All right. I love her so much. I don't want to. Yeah. Niežti nugarą. On the way back, itching. Oh my god. So hot. Reikia visada su ausinėm važinėti, atrodo, kad muzoną klausytum. Bet grinai kaip malūnsparnis, praktiškai malūnsparnis ant žemės. Maverick. Koks galas juokingas. Tarp kitko buvo labai geras sprendimas, jeigu būsit kada, palaukit, kaip vadinasi. We offer sauna, jisai turi ir sauną, bet čia yra Ililuzat Adventure. Fainas bičas, žodžiu, daug Daug dalykų daro. Daug dalykų turi pasiūlyti. Jie daugiausia turbūt iš šito miestelio siūlyti. Jo, jisai turi sauną, sakė, kelis namukus nuomoja, bet per Airbnb reikia žiūrėti, ne per bookingą. Tai va, tai ir mes taip sakau, mes taip atėjom, duokit kažką mums, mes neturim ką veikti. Tai suorganizavo va šitą, palauk, Jan, ar kaip jo vardas, šitą mašiniuką nematytą. Kažkoks, jo. Jo, nu, geras žodis dedas. O rytoj eisim dar šunų, tai dar ne viskas baigta, gerbėmėjai televizijos žiūrovai. Visgi mūsų vairuotojas sakė, kad čia kiekvienam Grenlandui siūlė po $1 000 000. Tai kažkaip keista, vienur rašė 100 000, kitur milijoną. Šiaip tai iš esmės turbūt niekam net ir nesiūlė, tiesiog pasvaigo ir tiek, bet kaip po variantą pagalvojo, bet kaip supratau, čia didžioji dauguma arba praktiškai visi tiesiog atmetė šitą variantą, kad tai yra tiesiog neparduodama ir viskas. Ir tai yra puikus, labai geras pavyzdys. Sako mūsų tas gidas, sako, jeigu rusai duotų jums milijoną Lietuvai, tipo, sakau, duotų ir iš karto atimtų tave ir viskas turi pasibaigti. Kaip suprantu, Grenlandams tas nedomina jokie pinigai ir tai taip ir turi būti. Šalin rankas nuo Grenlandijos, šalin rankas nuo laisvo žodžio, šalin rankas nuo rankų. Gerai, mes ieškome kavinės, kur duoda banginį. O, Luiza. Luiza, Palanga. Gal čia padainuos Virgis? Luiza Virgis labai gerai dainuoja. Linkėjimai Virgeliui iš Luizos. Virgis ir dainininkas, ir apsauginis. Virgis dainuodamas gali išmesti žmogų iš Luizos, bet dainuoda. Tai linkėjimai visiems Luizos lankytojams, gerai leidžiantiems laiką ir tokių panašių vietelių kaip Seni vartai Kaune, taip pat šitas Žemyn upe ir visom tigriniam moteriam su tigriniam suknelėm, be abejo tigriniais triuskiais ir visiems tiem, kurie Žemyn upe yra nusivertę nuo tų laiptų iš 2 aukšto į 1. Ir iš vis visiems, kurie buvo išmesti iš Žemyn upe. Ir iš Luizos. Nelabai bendrai, bet čia galima žaisti bingo. Bingo. Sakė, daug pinigų galima laimėti bingo, bet čia gal ne tik Grenlandijai, gal ir Danijai. Tipo, bingo čia yra šventas dalykas. Dar sakė, polka šoka, man atrodo, ar kažką tokio. Bet mes tokie, žinai, kaip kas atrodom? Kaip tie iš vienas namuose tie vagis. Tokie, nu tie šlapi banditai. Su kažkokiai kepurėm neaiškiom, su ramentais, kažkokie tokie grinai iš vienas namuose, tokie neaiškus. Aš per kamerą, kai mes ėjom papačiu, aš, pavyzdžiui, būčiau apsauginis jau įtartiniau, žinai. Kiekvieną dieną ateina čia. Jo, ir dar mes kiekvieną dieną. O, šlapieji banditai. Žodžiu, bingo pardavėja Paliko kartoną, išsinešė stalą, šaibas pasiėmė ir su šia šypsena išėjo namo. Šiaip čia tokia kaip susipažinimų svetainė, kaip 2TV dabar. Suck my big cock. Suck my fat dick. Suck my balls. Bet žiūrėk, čia tas pats autorius. Čia tas. O kažkas jam rašė. Kuku.
Nu jo, bet čia yra vieta, kur duoda banginius, tikrai. Bet kodėl jie pastovi užsidarė? Vakar užsidarė, šiandien užsidarė. Jie net durų neturi. Čia duris turėtų būti. Žodžiu, man atrodo, reiksim be banginių. Neveik. Pagal mepsus turėtų 5 būti atsidarę, jau yra 5. Ne. Bet į kitą, bet tam banginio nebūtinai bus. Panašu, kad liksim be banginio. Bet mes dar ieškosim. Bet mes iškosim, taip. Dar bene 20 minučių brūžinsim ant šito kalno. Su jau išplerpusiom nugarom, skaudančiom kojom. Takso nesustabdom, ranka pamoja. Yeah! Jo, kol mes čia svaigom, žmonės realiai darė dalykus. Mes malėm liežuviu. Tai va, kur sutiko visi miestelio kakal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 a. Fui! Fui! Turim kaiminystėje ir šunelę. Pagaliau atėjom į mūsų viešbutuką. Pagaliau. Į tą chatą jau pagaliau. Surijom duoną tą keptą. Dabar tas batonas halis būtų visai gerai suėjęs. Nes valgyti nieko nebeturim. Ne, nenoriu grybų. Jo. Užtraukiam užvaldas, nes biški šalta. Bet dabar svarstam, ar eiti į šikarną restoraną. Bet šikarnas restoranas vis tiek kainuos apie 100 eurų vienas patiekalas. Nes čia 300 kronų kainavo. Tai va, arba užsisakyti, galima užsisakyti, kad atvežtų. Bet tada jau ten bus burgeris ir panašiai. Tai tas jau kainuotų 20 eurų. Nušalom žandus, ieškom ką ėst, iš visur rausim. Tai tu dar turi tą ruonį? Ne, ruonį atidam šuniuką. Ne, ruonių nevalgom. Guminukų nebeturim, parduotuvės šalia. Reik pažiūrėt, gal yra čia pardėkų. Padėsim surasti, nebijok. Surasiu. Čia nesugrius dėl to, kaip čia bandot patekti, nieks nesugrius.